pakuotas greit degtinės neš. Įėjo į smuklę. Tačiau net veltinių nenusimovė. Čia visi taip darė. Degtinės dar! Skanaus, ponai. Gerai buvo. Bet aš manau, kad iš tiesų labai gerai tokie sėdėjimai. Jo, man atrodo, aš žinai, turėjau šunį, kuris ten su 5 kojom, va. Aš turėjau šunį, kuriam išaugo 7 koja. Žinai, aš muzikantas esu. Žinai, šitą didelę man tėvai padovanojo, kai man buvo 13 metų. Aš jums labai dėkingas, kad jūs mane pavežė. Nėra už ką. Nedaužio geli mėlynas dangus, nedaužio geli rožėm klotas kelias, ir vėl vienam teks grįžti į namus. Ieškok žiogelį geresnės dūdelės. Begalė minčių skriejo jo galvoje ir jis vis negalėjo sustoti. Vis mąstė ir mąstė, ėjo ir ėjo. Ėjo jis iš lėto, vilkdamas savo ledines kojas, ir mąstė apie viską, kas tik šaudavo į galvą. Per vieną akimirką pasaulis sudužo į tokias smulkias, kad žiogas jau nebepajėgė jų juoti. Žiogas lėkė ir lėkė, visą laiką prie krūtinės spausdamas savo dūdelę, kadangi nieko brangesnio šiame pasaulyje jis neturėjo. Tada galų gale žiogas priėjo namą, kur gyveno jo giminės. Štai sveteli tau lovelė, galėsi čia prisnūsti. Davėm tau pačią geriausią, geresnės neturim. Klokis, laikykis.
štai svetelį paruošė pati tau geriausią kambarį, su tapetais čia net ir dušas yra ir net ir laikraštį tau užsakėm. Visą savo gyvenimą mieste gyvenęs žiogas nebuvo pratęs prie sunkaus fizinio darbo, o nešioti maišus juk ne pats lengviausias.